Sveiki, jau kurį laiką noriu pašnekėti apie instruktorių pasirinkimą, jų keitimą ir visus šitus reikalus, bet kaip tik šiandien važiavau su mokinė ir jinai man papasakojo istoriją, tai tuo pačiu noriu pašnekėti ir apie vairavimo mokyklas. Tai iš tikrųjų nieko blogo nenoriu pasakyti ir neminėsiu vėl pavadinimų mokyklos, bet rinkdamasi mokyklą iš tikrųjų įsistudijuokit tiek, kokia eilė bus, ar bus galima važiuoti, sakykime, po darbo valandų, nes šitą istoriją ir buvo, kad mokinė pasirašė sutartį ir pasakius instruktoriui, kad jinai galės ten po darbo valandų, tai 5 ar 6 valandą, automatiškai su jie buvo perrašyta sutartis ir šitie mokymai B kategorijos pabrango jai atitinkamą sumos dalį. Tai ką noriu pasakyti, kad čia nėra nei viena mokykla bloga. Aišku, reikia suprasti irgi instruktorius, kad jie irgi žmonės, jie irgi nori dirbti nuo 8 iki 5, ne? Tai tas pabrangimas kaip ir viskas suprantama, bet tą dalyką turėtų kaip ir informuoti prieš tai. Dėl instruktorių visada tiek savo mokiniam, tiek aplinkiniam visada sakau, nebijokit keisti instruktorių. Tiek pas mane ateina, aš pirmą pamoką iškart sakau, jei kažkas nepatiks, auros nesutaps, ten dar kažkas, visada nebijokit pasikeisti instruktorių. Tai vėl būna tokių pasakymų, man gėda, aš čia pradėjau, ta prasme, jokios gėdos nėra. Viskas yra tvarkoj, tai yra netgi pliusas, pabandyti pavažiuoti su kitu instruktoriu. Tai arba mokinys įsivertins, koks geras buvo jo instruktorius, arba jis įsivertins, koks iš tikrųjų prastas jo instruktorius, nes bus su ko palyginti. Kai neturite su ko palyginti, tai ir negalite įvertinti. Tų instruktorių iš tikrųjų, kiek per savo darbo patirtį esu prisiklausęs labai įvairių. Vienas ir šaukia rėkia, kitas deda ranką ant kojos, kitas rūko mašinai, ta prasme visokių tokių labai įdomių istorijų. To iš tikrųjų neturėtų būti ir jeigu tai vyksta, manau tikrai kreiptis į mokyklą ir tą dalyką arba išsiaiškinti, arba pakeisti patį instruktorių, nes iš tikrųjų pačioje Klaipėdoje tos mokyklos gan didelės yra, tikrai ne po vieną instruktorių dirba ir visada nebijokit jo keisti. Tai tiek, iki.